Elektrostatinis dūmų valymo filtras yra skirtas iš dūmų išvalyti kietąsias daleles ir pelenus, kurios susidaro biokuro deginimo pakuroje. Lietuvoje paplitę du tipai dūmų valymo įrenginių, tai yra multiciklonai ir elektrostatiniai filtrai. Elektrostatinis filtras gerokai sudėtingesnis, didesnis, brangesnis, tačiau jo išvalymo koeficientas taip pat yra didesnis. Ir jis pagrindė statomas tokiuose didesnėse katilinėse, kur kietųjų dalelių išmetimai iš pakuros yra dideli. Šie dūmų valymo filtrai yra pagaminti Švedijos kompanijos European Environmental Service and Consulting. Kompanija turi didžiulę patirtį, jie yra pasaulyje pastatę apie 150 elektrostatinių filtrų, 10 iš kurių stovi ir Lietuvoje. Pagal projektinius duomenis šioje katilinėje maksimalus galimas kietųjų dalelių išmetimas siekia tarp 80 tūkstančių miligramų normaliniame kubinėme metre. Iš elektrostatinio filtro išeina tik tai 200 mg, tad įrenginio efektyvumo koeficientas siekia 98%. Šitas elektrostatinis filtras ganėtinai nemažas, 18 metrų aukščio, išilgai dūmų srauto žiūrint 14 metrų ilgio ir 4 metrų pločio. Ir vienas elektrostatinis filtras sveria virš 60 tonų. Pagrindinės sudedamosios dalys elektrostatiniam filtre yra dvi, tai yra surinkimo elektrodai, juos galima įsivaizduoti kaip didelės plokštės, ir spiraliniai elektrodai, teigiamai įelektrinti, kurie yra tiesiog ištemtos spyruoklės. Prie spiralinių elektrodų yra prijungiama 90 kV įtampa, kuri sukuria tarp abiejų elektrodų elektrostatinį lauką. Per elektrostatinį lauką išdėlioti elektrodai yra išilgai dūmų srauto ir pritekėdami dūmai atsineša savyje kietąsias daleles. Tos kietosios dalelės elektrostatiniam lauke įelektrinamos ir nusėdant elektrodų. Ant surinkimo elektrodų nusėda didžioji dalis kietųjų dalelių, kadangi jų paviršiaus plotas yra gerokai didesnis negu spiruoklinių elektrodų. Nusėdusioms kietosioms dalelėms nupurtyti yra naudojami specialūs purtytuvai, vadinami plaktukai, tai tiek surinkimo elektrodų rėmui, tiek spiruoklinių elektrodų rėmui. Jie tam tikrais intervalais stukteli per rėmą ir kietosios dalelės nubyra į apačiai esančius pelenų piltuvus. Be abejo, kuomet nupurtomos kietosios dalelės, pratekantis dūmų srautas stengiasi kai kurias jas pagauti ir išnešti iš filtro. Tuo tikslu, siekiant to išvengti, yra statomos filtras iš dviejų pakopų. Štai mūsų filtrai kaip tik turi du pelenų piltuvus po kiekvieną dalimi, tai yra A ir B dalis. A dalyje yra didžiausias kietųjų dalelių užterštumas, kadangi ten pagaunamos visos iš katilo išėjusios dalelės. B dalis reikalinga tuomet, kada A dalyje yra vykdomas nupurtimas ir dalis tų kietųjų dalelių yra išnešama į B dalį. Švarūs dūmai yra reikalingi ne tik patenkinti gamtosauginius reikalavimus, tačiau ir technologiniams procesams. Karšti dūmai po elektrostatinio filtro patenka į dūmų kondensacinius ekonomizerius. Jų veikimo principas pagrįstas mikroskopinių lašelių kontaktu su dūmais. Jeigu dūmai būtų neišvalyti, visas kondensuojantis vanduo būtų labai užterštas ir kondensacinis ekonomizeris užsineštų dumblu, kondensato talpos, siurbliai ir kita jautri įranga prarastų savo efektyvumą ir įrenginio gyvenimo resursas gerokai sutrumpėtų. Visas elektrostatinis filtras iš gamyklos buvo atgabentas daugiau negu 10 vilkikų, iškrautas laikinose surinkimo aikštelėse ir buvo surinkinėjami abudu filtrai apie 2 mėnesius. Dėl jo didelių gabaritų yra keliami labai aukšti reikalavimai surinkimo tikslumui. Tai pavyzdžiui, surinkinėjant įėjimo-išėjimo kūgius ir sujungiant visas 4 sienas reikia išgauti idealiai geometrišką kūgį, tas pats galioja ir pelenų piltuvams. Taip pat surinkinėjant elektrostatinio filtro sienas, jų įstrižainės turi būti identiškos, todėl taip pat gaudomi milimetrai. Siekiant išvengti tokių dalykų kaip elektros išlydžiai, elektrodų pakabinimo rėmas turi būti pagamintas idealiai preciziškai, kad kiekvienas spiralinis elektrodas vienas nuo kito būtų maksimaliai tiksliu atstumu. Spiralinio elektrodų pakabinimo tikslumas visiškai negali išspręsti elektros išlydžių problemų tarp neigiamų ir teigiamų elektrodų, kadangi įtampa, kaip minėjau, yra apie 90 kV. Tuo tikslu elektrostatinio filtro valdymui yra statomos modernios automatikos valdymo spintos, kurios stengiasi palaikyti maksimaliai galimą įtampą. Vienas iš didžiausių darbų statybos aikštelėje buvo elektrostatinio filtro užkėlimas ant rėmo. Jisai negali būti surenkamas dideliame aukštyje, jisai preciziškai turi būti surinktas ant specialių ant žemės esančių surinkimo platformų ir tada kaip vienas vienetas užkeltas į viršų.